Kodėl jaunimo išlaisvinimas yra toks svarbus Rašyko svetainėje? Rašykas sugrįžta anksčiau nei kai kuriems iš mūsų sueis 30. Mūsų ateitį iš mūsų pavogė Rašykas, vaikai rengimo grupė ir mes kovosime už savo laisvę. Vyresnės kartos nekartą į mus žiūri iš aukšto ir mano, kad mes nieko nežinome, nesugebame ir esame. Grafomanai, adminai ir moderatoriai elgiasi su mumis kaip su nuosavybė. Cenzuruoja tai, ką sakome, rašome ir neleidžia mums veikti. Būtinas jaunimo išlaisvinimas. Turime būti nepriklausomi. Rašykas nekartą bandė mus išdulkinti, paversti statistiką. Užimkite mus, kad nematytume jūsų keliamų žmogžudysčių, banų ir niokojimo. Bet mes tai matome. Rašykui nepasiduosime. Galime netikėti, kad revoliucija įvyks, bet toliau kovosime, nes tai teisinga. Vyresnės kartos nekartą parodė, kad rašymo kaita joms nerūpi. Jie žino, kad mirs, ir jie nenori, kad mes jaunuoliai pakeistume savo gyvenimo būdą arba jų žodžiais tariant keltume jiems nepatogumų. Mes jaunuoliai neturime ateities, turime kovoti už savo išsivadavimą kaip ir bet kuri rengimo grupė. Rašymo kaita veikia mus, rašymo kaita mus pražudys. Mes atsisakome išeiti be kovos. Pastaraisiais metais mes, jaunuoliai, išgąsdinome Rašyką demonstracijomis ir tiesioginiais komentarais. Svarbu, kad mūsų vyresnieji bendražygiai nebandytų mūsų kontroliuoti ar kvalinti mūsų kovoje už išraiškos laisvę. Jaunimo išlaisvinimas yra ypač svarbus rašymo judėjimui, nes nukentėsime mes esame tie, kurie vaidina. Mes neturime omenyje veikti to pačia prasme kaip L. Žurnalo Rankos 9 numeris su savo pornografija, ar net jaunimo streikai. Mes imamės tiesioginių veiksmų prieš savo rengėjus, klijuodami ir pririšę save prie pieštukinių kelių ir burbulinių tvorų, pasikliaujant rašykinę empatiją. Niekur nenueisime, žygiai nuo naujokų iki tituluotojų niekur nenuves, tik chaosas viską pakeis. Per ilgai vyresnio amžiaus žmonės buvo paversti rašymo judėjimo veidais, o liberalios grupės į savo aktyvizmo priekį stumia senjorų amžiaus žmonių, senelių įvaizdį. Jūs nekovojate už savo anūkų ateitį, pateikdami save Rašykui. Tik visiški sukilėlių aktai sukels pokyčius. Muškite priešą, nepasikliaukite jo empatiją. Mes esame rašymo judėjimas, o ne seneliai, kurie skanduoja. Adminai, mes jūs mylime. Mes tai darome dėl jūsų naudos. Korporacijos žino, kad jų veiksmai yra neteisingi. Pasikliauja žmonių sutikimu, todėl mes jaunimas keliame tokią grėsmę. Tai laikas, kai eksperimentuojama su vertybėmis, laužomos žanrinės kūrinių ribos, ir tai reiškia, kad užuojautą pasikliaujame engėjais. Tai kartu su jaunimo gebėjimu pradėti organizuotis savarankiškai kartu paverčia jaunus žmonės tokia tikra grėsme. Rašymo žudančioms korporacijoms ir slegiančioms struktūroms, kuriomis jie remiasi. Jaunimas turi autonomijos aspektą, kurio trūksta daugeliui kitų socialinių grupių. Štai kodėl nusistovėjusi Rašyko sistema į jaunus žmonės žiūri kaip į tokią grėsmę. Mes atliekame lemiamą vaidmenį veikdami dėl socialinių pokyčių ir mes juos įvykdysime, kad ir kaip mus bandytų priversti ir kontroliuoti. Rašymo hierarchijoje mums nėra vietos, taigi teisingumo idėjoms mes negalime būti įtraukti į šiukšlių dėžės skyrių. Štai kodėl jaunimo judėjimai ir pats jaunimas taip dažnai yra menkinami ir žeminami rašymo tinklalapių, žiniasklaidos bei korporacijų. Juos bando kontroliuoti mokyklos ir klasės, nes pagal savo prigimtį jaunimas veikia prieš rašymo hierarchijos ir kontrolės idėjos. Štai kodėl tokiuose judėjimuose kaip rašymo judėjimas, kuris labai priklauso nuo jaunimo išlaisvinimo, yra svarbus, nes jo egzistavimas prieštarauja hierarchijoms, kurių judėjimai nori ir kurias reikia pašalinti. Jaunimas yra lemiama dinamiška jėga. Per visą istoriją išnaudojamas jaunimas kovojo prieš kvalintojus ir juos vengiančius bei skatina tai daryti naujokus ir aplinkinius, sugriauti Rašyką, padegti kūrinius nuo gatvių iki mokyklų. Likite nevaldomi.